Kokiegi yra investicijų valdymo stiliai? Jie yra du. Pasyvus investavimas ir aktyvus investavimas, dar kitaip vadinamas treidinimas. Kasgi yra pasyvus investavimas? Tai investavimas nuosekliai ir metodiškai laikantis nusistatyto investavimo plano, kai periodiškai konkreti pinigų suma yra pervedama į investicijų portfelį ir jį paskirstoma proporcingai į portfelyje esančias turto klases, esmingai nekeičiant portfelio struktūros. Kaip tai vyksta? Pavyzdžiui, suformuojate investicijų portfelį ir 80% jo dydžio investuojate į įvairius pasirinktus ETF-us, o 20% laikote indėliuose. Esate nusimatę kas mėnesį portfelį didinti po X eurų. Taigi nusistatote taisyklės, kaip portfelyje investuosite mėnesinius mokėjimus. Jei jie nėra dideli, galbūt kaupsite iki tam tikros sumos ir tuomet didinsite ETF investicijas. O jei mėnesiniai pervedimai į portfelį yra didesni, galbūt iškart pirksite ETF. Bet kuriuo atveju laikysitės plano, nekreipiant dėmesio, ar rinkos kainos krenta ar kyla, nes ilgesnio investavimo horizonto perspektyvoje kasdieninis kainų judėjimas yra tik nesminis triukšmas. Pasyvus investavimas teikia eilę privalumų. Pirma, mažus prekybinius kaštus. Bandant gaudyti rinkos svyravimus ir pigiai pirkti bei brangiai parduoti, dažniausiai prisikuriame gana daug prekybinių kaštų dėl pirkimo pardavimo kainų skirtumo ir brokerių taikomų mokesčių už kiekvieną sandorį. Antra, tai teikia nuosaikę rinkos grąžą. Kai laikomės plano, ilguoju periodu kaupiame investicinę grąžą ir jos nemažiname prekybiniais kaštais bei nesėkmingais bandymais atspėti, kur kasdien judės rinkos kainos. Trečia, tai garantuoja mažesnius nuostolius, nes nebandydami atspėti ir pagauti kasdienių rinkos pokyčių, mes mažiau ir klystame. Ketvirta, tai garantuoja ramybę, nes kasdien nesinerviname dėl rinkos svyravimo. Ko reikia, kad pasyvus investavimas būtų efektyvus? Pirmiausia, reikia ilgo investavimo horizonto. Tada trumpalaikiai rinkos judėjimai netenka prasmės. Antra, portfelio rizikos diversifikavimo. Neužtenka nesinervinti, jei rinkos kainos krenta ir jūs patirite nuostolius. Būsimus nuostolius reiktų iš anksto mažinti, skaidant portfelio riziką. Išdėliokite investicijas į skirtingus finansinius turtus, skirtingus geografinius regionus. Geriausia rizika diversifikuoja tokios investicijos, kurių pelningumai yra mažai koreliuoti. Tai yra, juda priešingomis kryptimis arba yra nedaug tarpusavėje susiję. Svarbu atsiminti, kad koreliacijos tarp skirtingų investicijų nėra statiškos, bet keičiasi kintant ekonominiams ciklams ir panašiai. Galiausiai gausite ramybės ir atsparumo rinkos judėjimams. Psichologiškai gali būti labai sunku laikytis plano ir pirkti akcijas, kai jų kainos krenta. Tačiau iš ilgalaikės perspektyvos tokie investavimo sprendimai būna patys geriausi. O kas yra aktyvus investavimas arba treidinimas? Tai yra buvimas rinkoje kasdien, prekiaujant ir siekiant pagauti trumpalaikius rinkos kainų pokyčius. Pagrindinė taisyklė čia yra pirkti pigiai ir parduoti brangiai. Toks investavimo stilius reikalauja gana gilių profesinių žinių. Reiktų išmanyti fundamentalę ir techninę rinkos analizės, žinoti, kada rinkos kaina keičia kryptį, kas ir kokiu svoriu tai nulemia, kokia rinkos informacija yra triukšmas, o kas keičia žaidimo taisyklės. Kai rinkos kainos staiga keičia kryptį dėl fundamentalių pokyčių, tuomet geriau yra pirkti kainoms kylant, nes jos greičiausiai kils dar labiau. O kai rinkos kainos keičia kryptį dėl nereikšmingų trigerių, tuomet reiktų jungti priešingą požiūrį ir pardavinėti kainoms kylant. Tačiau kaipgi atskirti, kada tas trigeris yra reikšmingas, o kada nereikšmingas? Atsakymas remiasi į patirtį ir profesinės žinias. Aktyvus investavimas taip pat teikia privalumus. Pirmiausia, galbūt didesnę grąžą, bet ir didesnę riziką. Antra, labai didelį įsitraukimą. Būsite rinkoje kasdien, seksite kainų svyravimus, rinkos informaciją ir
greičiausiai neišvengiamai patirsite stresą. Geriausias visų laikų NHL ledo ritulio žaidėjas kanadietis Wayne Gretzky yra pasakęs legendinę frazę, kad geras žaidėjas laukia rutulio ten, kuris atsiras sekančių momentų. Jis nelaksto rutuliu iš paskos, bandydamas jį pavyti. Taigi strategavimas ir visos aikštelės konteksto matymas yra gana plačiai paplitęs ir gana plačiai taikomas receptas į sėkmę. Įskaitant ir investavimą, kur strategijų kūrimas pirmiausia atsiremia į fundamentalę rinkos analizę. Kasgi yra fundamentali rinkos analizė? Tai finansinio turto kainos pokyčių analizavimas, siekiant nustatyti, kodėl ir kiek konkretaus finansinio turto kaina turėtų būti verta. Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai tą kainą veikia, kokia yra tikimybė, kad tie veiksniai rinkoje rasis ir nulems kainos judėjimą mums palankę linkme. Fundamentali analizė remiasi prielaida, kad nors rinkos kainos trumpuoju laikotarpiu gali svyruoti, tačiau ilgainiui jos sugrįžta prie tikrosios vertės. Jei kaina yra pervertinta, ji kris ir atvirkščiai kils, jei yra nepelnytai nuvertinta. Ten ir lauksime su savo investicijomis. Kaipgi yra vykdoma fundamentali analizė? Finansų rinkos yra globalios ir viskas ten yra integralu. Todėl dažniausiai fundamentalioje analizėje yra taikomas nuo viršaus į apačią metodas. Pradedame nuo globalaus konteksto. Tuomet įvertiname šalies kontekstą, galiausiai specifinį konkrečiam finansiniam turtui kontekstą ir vertiname įtaką mūsų norimam įsigyti vertybiniam popieriui. Pateiksiu pavyzdį. Sakykime, svarstome investuoti į Vokietijos valstybės obligacijas. Tuomet turime įvertinti, kaip globali geopolitika gali paveikti Vokietiją, kokią įtaką jos ekonomikai daro JAV tarifų karai, kokiame ekonominėme cikle ji yra, kaip dabartinis ekonominis ciklas veikia vyriausybės obligacijas. Taigi Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika, labai orientuota į eksportą. O kas yra Vokietijos prekių ir paslaugų vartotojai? Vidiniai Europos vartotojai. Tačiau pati Europa yra trečioji pagal dydį JAV prekybos partnerė. Tai yra Vokietijos ekonominis augimas taip pat gana ženkliai priklauso ir nuo JAV vartojimo. JAV nustatė 10% tarifą Europai. Tai yra papildomas mokestis Amerikos vartotojams. Amerikoje vokiški automobiliai ir kitos prekės tikėtina brangs, o Vokietijos ekonomika gali imti ir lėtėti. ECB greičiausiai tai prognozuodamas suskubs mažinti palūkanų normas, skatindamas ekonominį Europos, įskaitant ir Vokietiją, augimą. Potencialiai mažėjančios palūkanų normos yra palankus trigeris Vokietijos vyriausybės obligacijoms. Analizuokime toliau. Vokietija planuoja didinti šalies gynybą ir tam jai reikia kapitalo. Ji greičiausiai skolinsis rinkoje, emituodama naujas vyriausybinės obligacijas. Bet didėjanti obligacijų pasiūla nėra palanki obligacijų kainai. Todėl ilgesnės trukmės obligacijų kainos gali labai smarkiai ir nebrangti. Taigi tikėtina, kad parankiau būtų investuoti į trumpos 2 metų trukmės Vokietijos vyriausybės obligaciją, kuri labiau reaguoja į ECB bazinių palūkanų normų pokyčius. Vertinant globalų kontekstą, apskritai labai svarbu suvokti pasaulio tvarką, kuri susiformavo po Antro pasaulinio karo ir vis dar tebegalioja iki dabar. Ji grindžiama tarptautiniu susitarimu, kad globali rezervinė valiuta yra JAV doleris. Kaip tai pasireiškia? 90% užsienio prekybos atsiskaitimų vyksta šia valiuta, nepriklausomai nuo to, ar yra prekiaujama su JAV ar su kitomis šalimis. O kodėlgi finansų rinkoms yra svarbu, kokios valiutos yra laikomos rezervinėmis? Todėl, kad rezervinės valiutos tampa saugiu uostu tuomet, kai ištinka krizės arba didelis neapibrėžtumas rinkoje. Tuomet rinkos dalyviai žino, kaip mažinti savo nuostolius ir kuris finansinis turtas yra apsaugotas nuo ženklaus kainų kritimo. Sutarta, kad globalios rezervinės valiutos yra tos, kurios įeina į Tarptautinio valiutos fondo valiutų krepšelio SDR sudėtį. Tos valiutos yra JAV doleris, euras, Didžiosios Britanijos svarai sterlingų, Japonijos jena ir nuo 2016 metų Kinijos juanis. Pastarasis sprendimas šių dienų kontekste nebeatrodo toks patikimas ir vargu, ar Kinijos juanį rinkoje kas belaiko rezervinė valiuta.
Istoriškai saugių uostų ir rezervų dalimi laikomas yra auksas. Tačiau pagrindinė ir įtakingiausia globalia rezervinė valiuta yra laikomas JAV doleris. Todėl vertinant bet kurią investiciją globaliame kontekste, pirmiausia reikėtų ją vertinti sąryšyje su JAV ekonomika ir JAV doleriu, nes jų įtaka investicijoms yra gana ženkli. Pavyzdžiui, jei krenta JAV akcijos, greičiausiai kris ir Europos bei Azijos akcijos sekančią prekybos dieną. O kaipgi vertinama šalies kontekstas? Šalies kontekstą vertinant yra analizuojami svarbiausiai ekonominiai to šalies rodikliai. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad svarbu yra vertinti ne jų dabartinį lygį, bet jų kitimo potencialą. Kokią dinamiką ateityje jūs prognozuojate? Nes dabartinis ekonominių rodiklių lygis jau yra įkainotas finansinio turto kainose. Atsimenat, nereikia bėgti paskui rutulį, reikia laukti jo ten, kur jis riedės. Kokie yra svarbiausi šalies ekonominiai rodikliai? Tai pirmiausia, bendrasis vidaus produktas arba BVP augimas. Šalies spartus ekonominis augimas yra labai palankus akcijoms. Ekonomika kyla todėl, kad jos verslai klesti. Tačiau tokia aplinka nėra palanki obligacijoms. Kodėl? Nes obligacijų kainoms reikia, kad palūkanų normos mažėtų. O augant ekonomikai, šalies centrinis bankas mažai tikėtina, kad ekonomika dar labiau skatins palūkanų normų mažinimu. Antrasis rodiklis yra infliacija. Infliacijos augimas nėra gerai obligacijų kainoms, nes centrinis bankas, siekdamas stabdyti infliacijos tempus, tikėtina didins bazinės palūkanų normas ir pradės bazinių palūkanų normų didinimo ciklą. Infliacinė aplinka nėra vienareikšmė akcijų atveju, nes joms yra labai svarbus šalies vartojimas, verslo augimas, nauji užsakymai. Tačiau užsibuvęs infliacijos augimas nėra palankus ir akcijoms, nes vartojimą infliacija stabdo. Trečias rodiklis yra nedarbo lygis. Jei yra šansų, kad kils nedarbo lygis šalyje, tai signalas yra labai nepalankus akcijoms, nes tai rodo lėtėjantį ekonominį augimą, mažas gamybos apimtis, mažėjančią vartotojų paklausą. Nedarbo lygio kilimas yra palankus obligacijų kainoms, nes centriniai bankai greičiausiai mažins bazinės palūkanas, skatindami ekonomiką ir naujų darbo vietų steigimą. Ketvirtasis rodiklis yra valstybės įsiskolinimas. Kai šalies politikai pradeda kalbėti apie įvairius naujus projektus, tai yra išlaidų didinimą, mokesčių mažinimą, subsidijas, tai yra pajamų mažinimą, tuomet rinkoje prognozuojamas didesnis šalies skolinimasis arba auganti valstybės obligacijų pasiūla. Dėl to valstybės obligacijų kainos krenta. Akcijoms mokesčių mažinimas ir nauji valstybiniai užsakymai yra palanku, nes tai skatina verslų augimą. Kaip vertinti konkretaus finansinio turto kontekstą? Panagrinėkime keletą labiausiai įprastų investicijose finansinio turto klasių. Pirmiausia, ilgalaikės valstybinės obligacijos. Jas paranku pirkti, jei prognozuojame defliaciją, kainų kritimą. Jei galimai kyla geopolitinių rizikų grėsmė. Ir priešingai, neparanku pirkti, jei tikimasi infliacijos šuolio ir būsimų palūkanų normų didinimo. Trumpalaikės valstybinės obligacijos, jas paranku pirkti, jei tikimasi ekonominio lėtėjimo, mažos infliacijos, nedarbo augimo ir neparanku pirkti, jei tikimasi labai optimistinių ekonominių rodiklių, rodančių ekonominį augimą. Įmonių obligacijos, jas paranku pirkti, kai ekonominiai rodikliai yra geri, ekonomika auga, verslas klesti ir visai neparanku, jei tikimasi ekonominių sukrėtimų, bankrotų, nedarbo. Akcijos. Akcijos brangsta, kai ekonominiai rodikliai yra geri, verslas klesti, bazinės palūkanos yra žemos ir stabilios, centriniai bankai jų didinti neketina ir neparanku pirkti akcijas, jei tikimasi ekonominių sukrėtimų, bankrotų, nedarbo. Ar pastebėjote, kad akcijų ir įmonių obligacijos yra labai panašiai jautrios tokiems patiems ekonominiams trigeriams? Galiausiai auksas. Auksas brangsta, kai vyrauja globalios rizikos, įtempta geopolitika, didėja infliacija. Ir priešingai pinga, kai vyrauja optimistinė nuotaika rinkoje, ekonominis augimas ir maža infliacija. Pinigai ir indėliai. Paranku jos turėti, kai prognozuojama įtampa, krizė, nedarbas.
nes tuoj bus palankių progų pirkti finansinį turtą pigiau. Ir neparanku turėti indėlius ir pinigus sąskaitoje, jei prognozuojamas ekonominis pakilimas, maža infliacija, nes prarandamos alternatyvios grąžos kitose investicijose. O kaip vertinti konkretaus vertybinio popierio emitento kontekstą? Vertiname tuos pačius iš esmės jau minėtus ekonominius rodiklius ir jų pokyčio poveikį emitentui, atsakydami į tokius klausimus. Kaip ekonominiai duomenys veikia akcijos ir obligacijos emitento verslo modelį, teigiamai ar neigiamai? Kokios yra perspektyvos? Ar infliacijos dinamika mažina teikiamų paslaugų ir prekių paklausą, o gal paklausa yra neelastinga infliacijos pokyčius ir nereaguoja? Ar tvarus yra emitento verslo modelis? Kokias jis daro investicijas į vystymąsi ir kaip greitai tos investicijos tikėtina atsipirks. Kokios yra specifinės verslo rizikos, pavyzdžiui, dėl tarifų, taikomų mokesčių, dėl kitų apribojimų ar dėl konkurentų. Kokia yra emitento gaminamų produktų ir paslaugų paklausa viduje ir užsienyje. Ar produkcija importuojančių šalių ekonomika ir vartojimas auga. Akivaizdu, kad tai nėra elementarūs klausimai ir ne į kiekvieną jų mažmeninis investuotojas gali lengvai rasti atsakymus. Būtent dėl to investavimas į pavienės akcijas ir įmonių obligacijas ir yra sudėtingas bei rizikingas. Bet kuriuo atveju, nusprendus tą daryti, prieš tai yra verta pasidaryti namų darbus ir pasidomėti šiais dalykais tiek, kiek tai yra įmanoma. Investicijų portfelio investavimo stilius gali būti pasyvus, kuomet laikomės plano, periodiškai didiname portfelio sudėtinės dalis ir iš esmės labai nekeičiame jo struktūros. Arba aktyvus valdymas, arba treidinimas, kai nuolat sekame rinkos judėjimus ir bandome pirkti pigiai, parduoti brangiai, nuolat keičiame portfelio struktūrą. Labiau rekomenduotinas yra pasyvus investavimas, o ne treidinimas. Taip yra pasiekiama mažesnė rizika, mažesni prekybiniai kaštai, pozicijos nuoseklumas ir pasiekiama asmeninė ramybė. Žinoma, pasyvus investavimas atskiriais atvejais gali duoti šiek tiek mažesnę grąžą, bet tikrai nebūtinai. Bet kuris investavimo būdas reikalauja atlikti fundamentalią rinkos analizę. Tačiau treidinimo atveju ją reikia atlikinėti nuolat, nepasiduodant emocijoms, nepametant konteksto ir nepaskęstant dienos pokyčių triukšme. Fundamentali analizė vykdoma vertinant globalų kontekstą per sąryšį su JAV ekonomika. Pradedame nuo emitento šalies ekonominės būklės ir jos perspektyvų vertinimo. Tuomet vertiname, kaip ekonominė aplinka gali paveikti konkrečią turto klasę ir tada vertiname konkretaus emitento perspektyvas. Svarbu suprasti, kad fundamentalios analizės išvados turi būti paremtos ne esama situacija, ji jau yra įkomponuota į rinkos kainą, bet į jūsų vertinimą dėl ateities pokyčių perspektyvų. Pamenate, turime numatyti, kur atskries rutulys ir ten jo laukti. O kad tai pavyktų, reikia domėtis Tarptautinio valiutos fondo, centrinių bankų skelbiamomis ekonominėmis prognozėmis, pasisakymais dėl galimo palūkanų normų keitimo, šalių politiniais įvykiais, skolinimosi apetitais, verslo perspektyvomis ir panašiai. Taip pat reiktų įsisavinti atskirų finansinio turto klasių veikimo sąryšius. Pavyzdžiui, didžiąją laiko dalį akcijos ir valstybių obligacijos yra neigiamai koreliuotos. Tai yra ekonominiai pokyčiai, jas veikia skirtingai. O akcijų ir korporacijų obligacijų koreliacija beveik visada yra teigiama. Jas vienodai veikia tiek geri, tiek blogi ekonominiai duomenys. Todėl kartu viename portfelyje tokios investicijos menkai diversifikuoja riziką. Trumpos trukmės valstybės obligacijos aštriau reaguoja į bazinių palūkanų normų keitimą, o ilgos trukmės valstybės obligacijos turi gana didelę laiko ir infliacijos pokyčių komponentę, kuri gali nulemti priešingą neįtikėtas reakciją į bazinių palūkanų normų pokyčius. Auksas yra labai parankus instrumentas, jei tikitės didėjančios infliacijos ar prognozuojate, kad geopolitinė rizika ateityje nemažės.